Grįžkim vis tiek prie to vyriausybės antikrizinio plano parengto. Mes jau prieš laidą kalbėjom, kad diržus tenka susiveržti visiems, juolab, kad Lietuvoje, o ypač Šiauliuose užsidarinėja įmonės ir žmonės netenka darbo, atsiranda dar viena problema migrantų. Pakomentuokit trumpai. Iš tiesų, ne tik tai Lietuvoje, ne tik Šiauliuose bankrutuoja įmonės ir atsiranda bedarbių, bet labai prasta padėtis yra šiandien ir Europoje. Ir ten, kur yra tos šalis, kuriuose didžiausia dalis Lietuvos emigrantų, tokios kaip Didžioji Britanija, kaip Airija, Ispanija, jos taip pat patiria didelį ekonomikos nuosmukį. Iš tikrųjų, pirmas nukenčia statybų sektorius, o kaip žinom, statybų sektorija dirba didžiausia dalis emigrantų ir iš Lietuvos, ir ne tik iš Lietuvos. Ir, ištikus tokiai situacijai, iš tiesų, tokioje Didžioji Britanijoje ir nacionalinė valiuta, kadangi jie neturi euro, pinga, labai stipriai pinga ir jau svaras priartėjęs netoli euro. Reiškia, ir pagal prognozes finansų analitikų gali netgi artimiausių metų susilyginti. Taigi atlyginimai nebe tokie patrauklus ir daugelis Lietuvos piliečių, kurie buvo išvykę prieš keletą metų, grįžta atgal į Lietuvą. Ir Lietuva paprasčiausiai nepasiruošusi priimti tokį didelį bedarbių skaičių. Nes tie, kurie grįžta, jie ką daro iškart, važiuoja, registruojasi darbo biržai, natūralu, žmonės nori ir bedarbio pašalpų, ir lengvatų šildymui, komunaliniam paslaugom, tačiau tos visos lengvatos yra kompensuojamos iš biudžeto. O biudžetas tikrai nepasiruošęs tokiam amplūdžiui, tai naujai vyriausybei iš tikrųjų tenka labai didelis galvos skausmas, ką daryti su grįžtančiais emigrantais. Be abejo, man teko praeitą savaitę kalbėti ir su mokymų ir ugdymo įstaigų vadovais. Jie susiduria su kita problema, nes tie, kurie buvo išvykę prieš 7 ar 10 metų, dabar grįžta su mažais vaikais ir mokyklose antrokai, trečiokai, reiškia, nekalba visiškai lietuviškai. Tai yra labai didelė problema. Darželinukai šiek tiek mažesnė, bet vėlgi vaikas patiria traumą ir šoką, kada reiškia integruojamas į lietuvių grupę, o jis lietuviškai nemoka. Ir reikalingos specialiosios ugdymo programos, jom vėlgi reikalingos lėšos. Tai čia yra tokia sudėtinga problema, su kuria susiduria naujoji vyriausybė ir kurią reikės nedelsiant spręsti. O dar viena didelė problema, kurią aš įžvelgiu, tai mūsų, aišku, tautiečiai labai gudrus ir landus ir dabar jau jie naudojasi dvigubą pašalpų sistemą. Tai yra, jie įstoja į darbo biržoje, tarkim, Didžiojoje Britanijoje ir, aišku, registruojasi darbo biržoje Lietuvoje. Taip, kad gauna lengvatas ir pašalpas abiejose valstybėse, gyvena Lietuvoje. Tų pašalpų pakanka, kad pragyventi, geriau negu eiti dirbti už minimalų atlygį, tai vėlgi yra ugdoma naujoji bedarbių karta. Ir, kaip sakom, žmonės prie gero greit pripranta ir iš tiesų bus paskui labai sunku juos integruoti į darbo visuomenę. Tai manau, kad ši problema irgi Lietuvai yra labai aktuali ir ją reikėtų kažkaip nedelsiant spręsti. Ir per ateinančius mėnesius iš tiesų Seimas turi priimti nutarimą dėl bendradarbiavimo Sodros su, reiškia, kitomis valstybėmis, tokiomis kaip Didžioji Britanija, Airija, Ispanija, kad šito išvengti ir ne dėl to, kad pakenkt žmonėm ir jiem pabloginti situaciją, bet paprasčiausiai, kad neišugdyti naujos bedarbių kartos. Iki naujų metų liko nebedaug laiko, bet vis tiek kažkaip turbūt darbai yra planuojami Seime. Tai ką naujo žiūrovams turbūt būtų įdomu, kokie sprendimai bus priimami ir kas naujo? Iš tiesų Seimas dirba dabar labai įtemptai. Kiekvieną dieną posėdžiai
planuojami iki 6 valandos, bet baigiami ir 8 ir 9 valandą. Yra iš tikrųjų parengiama labai daug naujų įstatymo pataisų. Be abejo, ilgai užtrukom su vyriausybės planu, su vyriausybės naujos tvirtinimu. Taip pat daug laiko atėmė ir, kaip žinome, Seimo narių imuniteto panaikinimas 3 Seimo nariam buvo panaikintas. Iš tiesų, šitie klausimai užėmė labai daug laiko. Na ir Seimo darbotvarkė yra įtempta ir artimiausiu metu būtent tie klausimai, kurie susiję su krizės įveikimu, su, finansų sektoriaus sutvarkymu, socialinės ir darbo apsaugos ministras turi pateikti klausimus. Tai iš tiesų šitie klausimai yra labai aktualūs. Na ir be abejo labai yra svarbus klausimas dėl Ignalinos atominės elektrinės, dėl naujų jungčių į Švediją. O kokie dabar yra prioritetai dėl to? Na, dabar mūsų premjeras Andrius Kubilius buvo Europos viršūnių susitikime, kaip tik penktadienį grįžo, rytoj turėtų pateikti ataskaitą, kaip buvo susitarta, bet kiek teko girdėti iš spaudos, iš žiniasklaidos, kad viskas krypsta gerąja linkme ir tie 5 milijardai litų, kurie buvo numatyti jungtim, jie lyg tai bus ir išskirti Lietuvai. Na, o dėl Ignalinos atominės elektrinės, tai darbo pratęsimo, tai iš tikrųjų yra sudėtingas klausimas ir mūsų prezidentas kažkodėl tai labai kategoriškai laikosi nuomonės, kad Ignalinos atominė elektrinė privalo būti uždaryta. Na, aš pats esu Ignalinos atominės energetikos komisijos narys ir mes artimiausiu metu išnagrinėsime visas galimybės ir tada žmonėm, manau, kitais metais jau per pirmąjį mėnesį galėsiu duoti atsakymus tuos, kurie kyla ir man, tiek ir visiems, kaip bus toliau, kaip mes gyvensime po 2009, tai yra 2010, kai atominė bus uždaryta. Arba nebus, nežinau. Vienu žodžiu, artimiausiu metu tą informaciją ketinu pateikti.